Tai labas vakaras visiems, kurie šiandien jungiasi. Ir labas vakaras visiems, kurie yra šiandien vakare su masteriais. Ir šiandien turėsim labai smagų, įdomų pokalbį su vienu iš Masters of Calm dalyvių. Jo vardas yra Romanas Goldrinas. Ir apie Romaną galima pasakyti, ir kaip jis pats apie save sako, tai yra sielos terapeutas, studijavo žmogaus anatomiją, fiziologiją, klasikinį sportą, masažą, akupunktūrą ir dabar padeda kitiems žmonėms tapti sveikiems, laimingiems įvairiais metodais. Ir šiandien mes šnekėsim su Romanu ne kaip su Masters of Calm mokytoju, o šnekėsim kaip su žmogumi. Šiandien su Romanu kalbėsime apie tai, koks jis yra žmogus. Mes tokį pokalbį turim jau ne pirmą kartą ir aš visada pasigendu, kad mokytojai, kurie į Masters of Calm renginį atvažiuoja, kurie aplamai daug pasakoja ir daug padeda kitiems žmonėms, kažkaip jų asmeninis pasaulis yra paliekamas šone, tarytum, kad jie tik tai yra mokytojai, o ta žmogiškoji dalis kažkaip išimama. Tai mes viską padarysim, kad grąžinti žmogiškumą į mūsų mokytojus ir į mūsų dialogą ir į mūsų tą santykį su mokytojais. Tai šiandien turiu Romanui keletą klausimų. Labas vakaras, Romanai. Labas vakaras, Mindaugai. Tai pradėkim nuo pirmo paprasto klausimo. Ar galėtumėt pratęsti sakinį, kai man buvo 10, Kai man buvo 10 metų, aš daug kartų patyriau būseną gilios depresijos ir jau keletą kartų buvau įsirašęs savo dieninę klausimą, dėl ko aš gyvenu, kadangi tai buvo laikas, kai buvo priešprieša tarp Sovietų Sąjungos ir JAV ir mes turėjome specialius mokymus, slėptuvės nuo bombų mažame miestelėje, gyvenau karinės paskirties miestelėje ir mes visada gyvename laukdami, kad kažkas tai gali įvykti. Ir iš vienos pusės aš be abejo kaip vaikas turėjau draugų, turėjau žaidimų, bet vėlgi žaidimai buvo tokie, kadangi aš gyvenau mažame miestelėje su gynybos linija, ten prie Narvos, Estijoje, mes visi turėjome parako, turėjome šovinių, todėl mano vaikystė buvo pripildyta pakankamai rizikingais dalykais, o psichologinėme lygmenyje aš iš principo laukiau, kad toj gali prasidėti trečias pasaulinis karas ir tai be abejo labai stipriai slėgė mane. Be to, jau dabar suaugusiame gyvenime, analizuojant tai, aš suprantu, kad būtent tuo periodu man trūko tėvų palaikymo, todėl kad kiekvienas iš jų užsiiminėjo savo darbus, savo kažkokiais reikalais, o man trūko dėmesio, todėl tas periodas buvo pakankamai sudėtingas mano gyvenime, reikėjo kalbėti apie 10 metų amžių, tai kaip tik aš perėjau 3 klasę, baigiau 3 klasę ir prasidėjo 4 klasė ir man pirmasis šokas buvo, kai anksčiau mes turėjome vieną mokytoją, visus dalykus dėstančią, o pradedant nuo 4 klasės, nuo 10 metų, mane pradėjo vadinti pavardę, tai buvo visiškai skirtingi mokytojai ir jau nebuvo to šilumos ir palaikymo, dėl to tai buvo pakankamai stresinis laikas. Labai gražu. Iš karto pereinam į antrą klausimą, kurį noriu jūs paklausti, tai yra mokytojas, kurį geriausiai, labiausiai ir šilčiausiai atsimenat. Čia tiesiog man sunku pasakyti, kad būtent vienas žmogus būtų, kadangi mano gyvenime buvo keletas mokytojų, kurie iš tiesų pakeitė mano gyvenimą. Ir aš pradėčiau turbūt nuo to, kad pats pirmasis, kuris mano gyvenimą stipriai paveikė, tai profesorė Liudmila Fiodorovna Vasiljeva. Jie išmokė mane taikomosios kineziologijos, raumenų testavimo metodo ir nuo to momento pasikeitė labai stipriai mano gyvenimas. Ir antras mano pagrindinis mokytojas tai yra Vladimiras
patentuoto metodo autorius tanatų terapijos, kadangi tuo metodu aš užsiimu paskutinius 7 metus ir tarp jų be abejo buvo labai daug kitų mokytojų ir aš galiu drąsiai pasakyti, kad vieni iš svarbiausių mokytojų tai buvo tie mokytojai, kurie išleido tam tikras knygas ir turbūt daugelis žmonių irgi gerai pažįsta tos žmonės, kaip pavyzdžiui Neil Donald Walsh, aš jį labai myliu, Pokalbis su Dievu trilogija arba Michaelas Roachas, Deimantų šlifuotojas, jisai man irgi labai daug davė vertės, Eckhartas Tolle, Šios akimirkos jėga, Naujoji žemė, Briusas Liptonas, Tikėjimo biologija ir be abejo John Diamond su jo universalia energija ir galbūt paskutinis yra Joe Dispenza, jūs esate placebas. Aš labai trumpai išvardinu keletą, kurie tikrai mane stipriai paveikė. Ir galiu pasakyti tai, kad vienas mokytojas aš negaliu tai pasakyti. Ir visai pamiršau dar Stanislavas Grofas. Stanislavas Grofas yra man absoliutus aukščiausio lygio mokytojas, nepasiekiamo lygmens, net tai yra tokia galia, gylis, erudicija. Ir sakykime, tai vienas iš pavyzdžių didžiausio, giliausio dvasinio tarnavimo žmonėms ir savo išminties, meilės atidavimo pavyzdys. Todėl dėja negaliu įvardinti vieno mokytojo, jie man visi labai svarbus ir iš kiekvieno iš jų aš gavau kažką tai savo. Ačiū. O ar atsimenat mokytoją iš mokyklos laikų? Koks mokytojas jums padarė didžiausią įspūdį? Būtent mokykloje, ar pradinėje, ar viduriniai mokykloje? Pradinėje mokykloje, atvirai pasakius, aš miglotai pamenu, dėl to, kad iš 8 klasės aš mokiausi labai blogai, pas mane buvo trejetai, elgesys buvo nepatenkinamas, aš praleisdavau pamokas, buvau chuliganas, mušiausi, bėgau iš pamokų, mano pažymių knygelė buvo visa raudona ir užrašai buvo parašyta, kad reikia įeiti į savo sūnui, paaiškinkite, kad reikia eiti į mokyklą per duris, o ne per langą ir panašiai. Tai labai girdėjau. Aš labiausiai atsimenu 8 klasę, kai aš atėjau ir tai buvo fizikos pamoka. Ir man tiesiog tuo laiku labai patiko automobiliai ir mes studijavome temą susijusią su vidinio degimo varikliais. Ir mane tai taip sužavėjo, man viskas buvo taip aišku, aš buvau vienintelis iš mūsų klasės, iš 32 ar 34 žmonių, kurie iš principo suprato šitą temą. Ir kažkaip taip, kadangi man patiko visa, kas susijęs automobiliais, nuo to momento man fizika pradėjo patikti ir viskas labai lengvai gavosi. Todėl galiu pasakyti, kad fizika tai buvo mano mėgstamiausias dalykas ir fizikos mokytojas buvo mėgstamiausias mokytojas. O, geras. Kokia įsimintiniausia kalėdinė dovana atsimenat iš vaikystės? Sako, sudėtingas klausimas, todėl kad aš blogai vaikystę prisimenu, kaip ir turbūt daugelis žinote, kad kai nelabai daug malonių dalykų vaikystėje, tai pas mus išsitrina atmintis. Ir kadangi aš išaugau sovietų laikotarpiu, pas mus iš principo nebuvo kalėdų, buvo naujametinės dovanos, naujametinės eglutės, buvo naujametinės šventės, kai duodavo saldainių rinkinius. Ir tuo laikotarpiu vaikystėje tai, ką galima buvo skaniai pavalgyti, tai buvo svarbu, dėl to, kad tą dieną buvo labai daug skanių dalykų, nes įprastai nebuvo tų skanių dalykų, to, ką aš mėgdavau. Ir tai mama turėdavo iš principo paslėpti tos skanius dalykus prieš naujametinę dieną, tam, kad aš nerasčiau, nesuvalgyčiau. Todėl, kad tokių ryškių dalykų aš realiai neatsimenu. Iš principo tai buvo saldainių rinkiniai ir kažkas tokio nereikšmingo, sakykime, kaip dabar yra tokios tradicijos, kai per Kalėdas dovanoja kažkokią didelę dovaną. Pas mane tokių dalykų nebuvo tuo laikotarpiu. Aš galiu pasakyti tai, kad mano pati pagrindinė dovana tai buvo dviratis, tai yra mano svajonė, aš labai ilgai svajojau apie dviratį, aš gavau 14 metų būdamas dviratį ir tik tada, kai susirgau, nes aš susirgau labai rimtą ligą, meningitų, galvos smegenų uždegimu ir kai aš jau buvau reabilitacinėme periode ligoninėje ir kai nežinau, ar aš išgyvensiu ar neišgyvensiu,
todėl kad sakė, kad arba miršta žmonės, arba kvailiais tampa po tokios lygos ir pasveiksta labai mažas procentas žmonių. Todėl, kai man tėvas atvežė tą dviratį, jis aišku, nors ir buvo panaudotas, bet man tai buvo pati didžiausia dovana, tai buvo pats didžiausias džiaugsmas. Koks jūsų santykis, kokį atsimenat santykį iš vaikystės laikų su savo tėvais? Esmė tame, kad vaikystėje aš labai daug pastarojų metų analizavau savo vaikystę, sprendžiau probleminius klausimus. Kai aš atradau Liz Bourbeau autorę, kuri kalba apie esminės traumas, kurios patiriamos vaikystėje ir su kurios patiria kiekvienas vaikas, aš pradėjau to užsiminėti pastarosius 10 metų, nes iki tol, sakykime, jeigu aš tiesiog prisimindavau vaikystę, aš galvau, kad pas mus buvo ideali šeima, viskas buvo puiku, nuostabu. Tėvas buvo nusipelnęs Estijos treneris, metodininkas sporto srityje, jisai vedė savo sportininkus, turėdavo po 2 treniruotes per dieną, buvo visą laiką darbe, mama buvo logopedė, jinai irgi skaitė lekcijas, Puškino tema, jinai buvo Puškino ekspertė, buvo labai daug darbo pas ją ir išoriškai mes buvome ideali, fantastinė šeima. Bet kai aš pradėjau analizuoti, būdamas suaugęs savo vaikystę, tai atsiskleidė labai daug tokių dalykų, kurių tada aš kaip vaikas net nesupratau, todėl kad aš negalėjau suprasti, kodėl man visą laiką buvo baimė, kad kažko trūks. Ir tik tai, kai aš pradėjau suaugusiame gyvenime klausti mamos, o kas ten tokio buvo, jinai man pradėjo pasakoti, kad kad jinai būdama atsakingų, teisingų žmogumi tuo laiku ir buvo labai populiaru skaityti knygutę Benjamino Spoko ir Spokas rekomendavo vaikus maitinti, vaikus kūdikius, kas 2 valandas maitinti ir ne anksčiau. Būtinai, kad išlaikyti tą intervalą. Ir mano mama, kaip labai teisinga, labai stipri, valinga moteris, 3-4 mėnesius mane maitino kas 2 valandas. Tai reiškia, nedamaitindavo pastoviai, nes aš visą laiką rėkiau, visą laiką verkiau, man visą laiką buvo blogai, tačiau kadangi jinai buvo iš sovietų laikų, kai reikėjo būti teisinga, komjaunuolė ir pačiai viską daryti, ir be abejo tada aš pradėjau suprasti ir radau labai daug patvirtinimų, kad jeigu vaikystėje kažko trūksta, tai ir suaugusiame gyvenime ilgą laiką tenka su to kovoti, su ta baime, kad tau vis kažko tai pritrūks. Ir atitinkamai atsivėrė labai daug dalykų, kurių aš nežinau. Pavyzdžiui, mano tėvas, kuris mes juokaudavome, jisai buvo labai stiprus, valingas žmogus ir be abejo, kai jisai dirbdavo su sportininkais, su vaikais, ten turėjo būti jisai turėjo būti autoritetas kaip autoritarinė figūra, bet tas, kuris geras kaip mokytojas, kaip treneris, namuose dažniausiai tai būna nelabai geras žmogus, todėl kad buvo toks posakis net tuo metu, namuose, sako, yra 2 nuomonės, viena nuomonė mano, antroji yra neteisinga nuomonė. Todėl pakankamai buvo rimta visas tai man kaip vaikui žiūrint ir žiūrint iš tėvo perspektyvos, aš negaudavau palaikymo, jis vadindavo mane silpnu, sakė, kaip sakant, pastoviai snargliuodavausi, pastoviai sirgdavau. Ir buvau ne vyras ir sakydavo, kad mano rankos augo ne iš tos vietos. Tai visos tos programos, su jomis teko man suaugusiojo gyvenime aiškintis, valytis tai ir nekalbant apie tai, kad mano tėvas dar gimė kaip tik karo metu ir jis turėjo pastovę baimę, kad jam trūks pinigų, kad reikia atsidėti juodai dienai. Visos tos programos labai stipriai paveikė ir mane. Ir kadangi turėjau daug galimybių, talentų, bet pasąmoninių baimių buvo irgi labai daug, su kuriomis aš ilgą laiką gyvenime pradžiai kovojau, po to aiškinausi, kol jas suvokiau. Ir tai psichologija yra vadinama psichologija narcizų, nes mano tėvas buvo, sakykime, aukštos nuomonės apie save ir jis buvo kaip ir narcizas. Tai yra ir pliusas, bet yra ir minusas. Ir jo šešėlį aš neturėjau šansų užaugti laisvą asmenybę. Dėl to aš pradėjau mokytis daug dalykų daryti, daug vėliau, tai yra paskutiniuosius 10-15 metų, kai pradėjau mokytis būti pačiu savimi, nustoti būti
kaip mamos sūnumi, taip ir tėčio sūnumi, todėl kad mama, sakykime, jinai negaudavo to švelnumo ir dėmesio iš tėvo, kurio norėjusi, jai. Ir tuo pat metu jinai sakė, kad vyrai pakankamai grūbus, jiems tai seksas reikalingas, todėl aš iš visų jėgų stengiausi būti idealiu vyru, tuo pačiu įeinant į konfliktą su pačiu savimi. Ir aš irgi tik tai pastaraisiais metais supratau, kad pas mane tai yra, kad iš tiesų aš nesu sūnus, aš nesu vyras, aš nesu nei blogas, nei geras, aš tiesiog esu vyras su savo poreikiais. Ir mūsų laikmečių, kaip ir bet kuris inteligentiškas žmogus, aš galiu pasakyti drąsiai apie savo poreikius ir tiem, kam patinka būti su manimi, mes einam toliau, tiem, kam nepatinka su manim, tai reiškia, kaip yra daug erdvės ir laiko, kad kiekvienas surastų pats save patenkinti taip, kaip jisai nori, kad visko užtektų žmogui. Todėl iš vienos pusės aš turėjau nelabai paprastą gyvenimą su tėvais, iš kitos pusės būtent dėl to, kad tėvas nepalaikydavo manęs, jisai išmokė mane arba, sakykime, privertė mane remtis taip pačiu savimi, todėl visą savo gyvenimą aš ieškojau ir pats save gydžiau, atstatinėjau, mokiau. Ir ilgą laiką, sakykime, 25 metus aš neturėjau nei psichologų, nei kažko kito, su kuo aš analizuočiau savo problemas. Tik pastaraisiais metais aš pradėjau to užsiiminėti, kadangi aš supratau, kad tos gilios traumos psichologinės, kurios pas mane likę iš vaikystės, jos man trukdo eiti toliau ir vystytis. Ir laimė, aš galiu pasakyti, kad dabar aš tampu visiškai kitų žmogumi ir to labai džiaugiuosi, o dėka mamos aš labai išvyščiau savyje labai hipersensityvumą, aš labai gerai jaučiu ir labai gerai jaučiu moteris, todėl man pakankama su jomis dirbti, pakankamai lengva dirbti su moterimis ir kaip įprasta, bet kuris medalis turi dvi pusės, tai reiškia, jeigu iš vienos pusės kažkas tai darė man skausmą ar gyvenimą darė sudėtingų, tai būtent dėka to aš turiu tam tikras savybės, kurias aš sėkmingai naudoju šiai dienai ir galų gale šiandien tai galiu integruoti ir būti holistiniu visapusišku. Tikiuosi, kad atsakiau į klausimą. Super, labai labai išsamei. Gerai, sekantis klausimas. Jei apie jūs papasakotų jūsų draugai, koks buvote 20 metais? ...20 metų periodas, tai buvo, atsiprašau, 87 metai, 87 metais aš buvau armijoje, mane paėmė 87 metais į armiją iš antro kurso, tai buvo Estijos žemės ūkio akademija, aš mokiausi inžinieriaus mechaniko profesijos ir ėjau ten tik tai dėl to, kadangi mėgau automobilius. O stojant man pasakė, kad nuo 3 kurso turėsi teisės praktiškai visoms transporto priemonėms ir aš iš tiesų turiu teisės ir lengviesim automobiliam, ir sunkvežimiam, ir vikšriniam, ir kombainams, ir traktoriams. Todėl, ta prasme, aš ten ir atsidūriau dėl to. Ir būtent tais metais, 87 metais, aš buvau prie Rygos, suprantu, kaip tarnaujantis, tai buvo slaptas dalinys. Ir pagrindinis štabas Baltijos apskrities ir aš dirbau kaip ryšininkas, mechanikas, telegrafas, tai reiškia, tai buvo užslaptintas telegrafo ryšys, kad užtikrinti ryšį tarp Rygos, Maskvos ir visų kitų karinių apskričių. Ir tai buvo pakankamai sudėtingas metas, dėl to, kad visi, kas tarnavo, žinote, kaip tik tas metas tarsi metus patarnavai, liktai tam palengviau, bet iš tiesų ten sudėtingumų užteko pakankamai. Kokią istoriją pasakojat savo artimiesiems iš savo jaunystės? Vėlgi, man sunku pasirinkti vieną, pasakoju keletą ir turbūt viena iš tokių istorijų, kuri liko atmintyje, tai yra vėlgi viena iš ankstyvųjų, tai kai man buvo 7 ar 8 metai, ilgą laiką pas mus kabėjo nuotrauką, mūsų bendras draugas padarė, tai yra aš su mano broliu pliaže ir jisai mane užkasė
tarsi kai yra balta saulė, dykuma ir Saidas filme sovietinėme, tai buvo tos laikas, kai mes žiūrėjome tą filmą. Jisai buvo be abejo labai populiarus Sovietų Sąjungoje tas filmas ir vyresnysis brolis mane užkasė į smėlį ir tik tai galva buvo išlindusi iš smėlio pliaže ir aš buvau toks laimingas ir besišypsantis. Tai va tą nuotrauką aš suprantu, kad tai yra iš tiesų koksai aš buvau ir kokiu aš iš tiesų noriu vėl tapti iš naujo, todėl kad per, sakykime, vėliau ėjusius 400 metų aš praradau tą lengvumą, tą gebėjimą taip linksmai šypsotis ir būti tokiu džiaugsmingu. Ir tai turbūt ne visai ta istorija, ką aš pasakoju dabar, galbūt tai tiesiog mažas momentas iš mano gyvenimo, kadangi istorijų pas mane buvo daug įvairių ir skirtingų. Ir tai, ką aš pasakoju savo artimiesiems, iš principo visi mano nuotykiai vaikystėje buvo vaikystėje, tai dėl to, kad aš buvau milicijos skyriuje tuometinėme įskaitoje. Tai vienas iš pirmųjų mano įvykių, sako, kaip tu atsidūrei milicijoje. Esmė tame, kad mes su draugais uždegėme laužą mūsų penkiaaukščio namo rūsyje. Ir mes ten sukūrėme laužą ir žaidėme indėnus. Tai reiškia, rūsyje namo penkiaaukščio darėme laužą, žaidėme indėnus. Ir kaip sakant, per mūsų šauksmus indėniškus ir šokimus apie laužą, ten pažvelgė kažkoks tai kaimynas, 2 mano draugai pabėgo, o aš nesuspėjau. Todėl bent jau mane pastebėjo. Ir kadangi aš nieko neišdaviau, tai natūralu, kad aš ir atsidūriau milicijos įskaitoje, vaikų kambaryje. Ir paraleliai galiu pasakyti, kad kadangi mano mama labai nerimavo, kad aš nevalgyčiau per daug saldumynų, dėl to mes niekada neturėjom saldainių namuose, buvo problemos su oda dėl to, man visada labai norėjosi saldaus, dėl to aš dabar suprantu, kad kai vaikas nori saldumynų, tai reiškia pas juos yra stresas ir aš savo vaikam leisdavau valgyti tiek, kiek jie norėdavo, ypač kai mano dukra norėjo kilogramą saldainių, nupirkau kilogramą saldainių, sakau, ir valgyk, bet mano vaikystė, kadangi nebuvo tų saldainių, aš pradėjau vogti tos saldainius ir po truputėlį, po vieną, o tas atvejis, kurį aš pasakoju, atsakant į klausimą, ką aš pasakoju savo pažįstamiems iš vaikystės, tai kaip būna taip, kai tu pradedi sprogti viduje, kai pradedi jausti pasididžiavimą, kad aš galiu viską, nes šalia mūsų namų buvo parduotuvė, kur mane siųsdavo kaip vaiką nupirkti duonos, pieno ir ten atsirado skyrius, savitarnos skyrius, kur tu pats vaikštai, pats ir žiūri, kaip dabartiniuose supermarketuose, anksčiau viską perdavė rankas ir aš pastebėjau, kad kai kurie pakeliai su saldainiais būdavo truputėlį įplyšę ir ten galima būdavo paimti 1 ar 2 saldainius ir aš pradėjau imti tos saldainius, po to aš pradėjau mokytis truputėlį praplėšti ir irgi paslinkti ir po to 1-2 saldainį paimti iš pakelio. Ir tą dieną mūsų kieme, kaip įprastai, kaip sakant, įvyko ginčas, sako, tu gali atnešti mums irgi saldainių iš parduotuvės. Ir aš sakau, lengvai, sakau, be abejo, atnešiu saldainių. Sako, tu nesugebėsi, Romanai, išsigasi. Sako, Romanas, aš įrodysiu. Ir kai aš atėjau parduotuvę, aš paėmiau 1 pakelį, pasukinėjau rankose ir paleidau. Ir pas mane buvo guminiai, nukrito saldainis į 1 guminį, nukrito į kitą saldainis, guminį pradėjau šeidinėti ir pardavėja, matyt, kažką tai pastebėjo, jinai sako, berniuk, sustok. Aš be abejo taip išsigandau, aš tiesiog pabėgau iš tenai, atidaviau tos saldainius, aš daugiau nei vienos pats nesuvalgiau ir po to iš išgąsčio pabėgau namo ir matyt, kad nuo tos psichinės įtampos, kad mane galėjo sugauti, aš susirgau. Mama iš vis nesuprato, dėl ko aš nei iš to susirgau. Ir taip susidėliojo. Ir aš jau minėjau apie tą laužą, kad po dienos, po 2 atėjo pas mus milicininkas ir jie atėjo, aš galvojau, kad dėl tų saldainių, bet atėjo iš tiesų tai dėl to laužo. Ir pats juokingiausias buvo tame, kad dėl to, kad aš vogiau tai artimiausioje parduotuvėje, po to man keletą metų teko vaikščioti į pačią toliausią parduotuvę, kad manęs net pažintų. Todėl
ta istorija man buvo kaip prisiminimas apie tai, kad jeigu pradedi jausti savo nebaudžiamumą, kad tu gali ale viską, tu gali ale lengvai taip apgaudinėti kitus ir imti kažką savo, tai anksčiau ir vėliau, kaip Dostojevskis rašė, yra nusikaltimas ir yra bausmė. Dėl to nuo to laikų aš niekada nieko nevogiau, man tai buvo pakankamai patirties ir aš jam labai dėkingas tai patirčiai. Nežinau, ar atsakiau, aišku, galiu dar prisiminti dar kažką, tai bet... Labai įdomu klausytis, Romanai, nes jo, aš irgi atsimenu savo vaikystę, tuos įdomiosius tarybinius laikus, kai nebuvo saldainių, tai aš nevogdavau iš parduotuvės, nes mano mama alkoholio parduotuviai tuo metu dirbo ir buvo vedėja, tai ten saldainių nebūdavo. Tai aš vogdavau namie, nes žinodavau, kad kur nors vis tiek namie yra paslėpta kažkur saldainių, kažkokiam Velykom ar Kalėdom ar dar kažkokiai gerai šventijai. Jo, labai gerai atsimenu. Bet indėnų istorija superinė, labai ačiū. Tvarkoj. Sekantis klausimas, kurį turiu jums. Kuo šiandien labiausiai didžiuojatės? Geras klausimas. Aš galvoju, kad daugiausia tuo, kad aš atradau savyje jėgų ir pripažinti visas savo silpnybės ir visas savo klaidas, suvokti tai, kad aš lygiai toks pat žmogus kaip ir visi, nei geresnis, nei blogesnis, su savo ypatybėmis ir svarbiausia, kad išanalizuoti jas ir papasakoti artimiesiems žmonėms ir draugams, su kuo aš turėjau ryšių, dėl ko daugeliu atveju blogėjo mano santykiai su kitais žmonėmis ir dėl ko nesisekė darbas arba santykiai, sakykime, būtent darbiniai, kodėl nesusidėliodavo, todėl kad man daug ką teko pripažinti, kad manyje labai daug yra negerų momentų, negerų pusių. Tai buvo, aišku, nemalonu man pačiam ir skausminga. Prisipažinti, kad aš turiu didybės maniją, kad aš laikiau save geresniu arba protingesniu negu kiti. Dabar, kai aš tai jau išanalizavau, aš suprantu, kad viskas ėjo iš vaikystės, bet vėlgi nemokėjimas ilgą laiką būti pačiu savimi ir visą laiką imti savo tam tikras rolės, žaisti svetimas rolės. Ir dėl to aš turėjau apgaudinėti save, apgaudinėti kitus, gyventi keletą gyvenimų paraleliai ir visą tai mane labai stipriai slėgė. Ir pats svarbiausias dalykas tai turbūt yra baimė, nes kai aš analizavau, kodėl visą tai vyko mano gyvenime, tai vyko būtent dėl to, kad buvo baimė, pasąmoninė baimė, vidinė baimė, kad arba mane atstums, arba manęs nemylės, arba man kažko trūks, arba kad aš negaliu gyventi taip, kaip noriu, daryti tą, ką noriu. Man dabar tai, kad aš sugebėjau išanalizuoti, viduje sutalpinti, pripažinti ir sąžiningai papasakoti savo šeimai, savo draugam. Ir aplink mane būtent liko tie žmonės, kurie vis tiek mane palaiko, priima tokiu, kokiu aš esu, tai aš galvoju, kad yra didžiausias mano pasiekimas iš tiesų. Kaip įdomu. Už ką šiandien labiausiai esate dėkingas? Visų pirma, aš dėkingas už tai, kad man pasisekė susipažinti su tokiais mokytojais ir su tokiais draugais, žmonėmis, kurie padėjo man pereiti per tam tikrą patirtį, savęs ištirpdymo patirtį įvairiais būdais. Pats turbūt stipriausia mano patirtis, kai aš atsidūriau šamanų ceremonijoje, ayahuaskos. Ir tie atradimai, kurie buvo tenai, kur aš praktiškai beveik miriau, kur man reikėjo apsispręsti, rasti, kaip aš galiu žinoti, ar aš dar šitame pasaulyje, ar aš jau aname pasaulyje. Ir būtent aš ten sugebėjau rasti atsakymą, kam aš skirtas, dėl ko aš esu šitoje žemėje, ką man reikia daryti, vardan ko aš atėjau. Ten aš galėjau pirmą kartą išsilaisvinti iš mirties baimės.
Tai turbūt man yra pats stipriausias atradimas ir aš labai džiaugiuosi, kad aš sugebėjau truputėlį iššokti iš šito įprasto mūsų pasaulio arba iš to siauro supratimo apie mūsų pasaulį, dėl to, kad man be to būtų labai buvę sudėtinga, dėl to, kad mano protas yra labai analitinis, aš įpratęs visą gyvenimą abejoti, man buvo sunku kažko tai patikėti, bet būtent po tos patirties, kai aš pradėjau užsiiminėti visais tyrimais, knygomis, temomis, kurios patvirtina tai, kad gyvenimas nesibaigia su mirtimi ir neprasideda nuo su gimimu, aš su džiaugsmu atradau savo, kad visa tai, ką aš išgyvenau pats, tai yra ne atsitiktinumas, tai ne kažkokios tai fantazijos, tai ne haliucinacijos, tai yra ta realybė, kuri yra už mūsų kasdienio gyvenimo, su kuria susiduria ir kiti daugelis žmonių. Tai reiškia arba tie pergyvenimai, kurie yra, kai atsiduri šalia mirties, arba klinikiniai išgyvenimai, arba tie, kurie patyrė tam tikras regresinės terapijas ar hipnoterapijas apie praėjusius gyvenimus, arba tie, kurie, sakykime, patyrė sąmoningą sapnavimą, išėjimą iš kūno. Labai daug krypčių tų yra iš tiesų. Bet aš dabar esu absoliučiai įsitikinęs, kad šitas pasaulis egzistuoja, kad jis yra, kad jisai įtakoja mus ir kad jisai apsprendžia, kaip mes čia gyvename ir kas čia su mumis vyksta. Dėl to man šita tema, tarnystės sielai, aš labai greit suvokiau, kad su savo žmogiška patirtimi aš negaliu rasti teisingos išeities šitame gyvenime, teisingo atsakymo, kadangi šitame pasaulyje viskas pastoviai keičiasi ir mes protas mato tik tai praeitį ir kai aš pradėjau kreiptis į savo sielą, aš pradėjau gauti tuos patvirtinimus per savo kūną ir mano gyvenimas tapo daug lengvesniu, aš pradėjau eikvoti mažiau energijos variantų analizavimui, pradėjau daryti tai, kur man jausmas sakė, kad daryti tai. Ir be abejo, aš labai dėkingas už tai mano gyvenimui, nes šita patirtis man parodė, kad mūsų gyvenimas yra daug daugiau, negu aš apie tai galvojau. Ir jau minėjau, kad turėjau baimį iš vaikystės kilusių, kad baigsis gyvenimas, kad baigsis mano gyvenimas, kad bus mirtis. Ir išsilaisvinti iš to buvo labai labai sudėtinga. O kai aš pats išgyvenau tą patirtį, ir tai dar sutapo ir su žiniomis ir knygomis ir pasakojimais kitų žmonių, tada tai tapo iš tiesų man tam tikrais naujais atradimais, nes be to turbūt aš neįsivaizduoju, kaip aš šiai dienai gyvenčiau. Mhm. Kadangi labai dailiai išgirdau, kad turite analitinį mąstymą, tai duosiu iššūkingą klausimą. Jeigu dabar susitiktumėt su savo lemtimi, ir lemtis jūsų paklaustų, kokio nori sekančio gyvenimo, kaip pasakytumėt savo lemčiai, kokio norit sekančio gyvenimo, kur gimti, kuo būti ir kaip norėtumėt, kad vystytųsi jūsų gyvenimas sekančiam gyvenime. Aš apie tai daug kartų galvojau, klausimas iš tiesų labai įdomus. Iš tiesų, tame etape, kuriame aš dabar esu, aš pasakyčiau, kad aš labai patenkintas tuo gyvenimu, kurį aš dabar patiriu. Nes aš suprantu, kad buvo labai daug sunkumų, buvo nepaprasta man, buvo daug skausmo, daug praradimų, bet vis tiek aš tapau tuo, kurį aš dabar labai myliu ir kuo aš labai patenkintas. Aš iš tiesų esu patenkintas savimi, ne ego, o būtent tuo, kad aš suprantu, kad aš visų pirma esu energija, tai yra energija, kuri yra šitame kūne ir dėja mano liežuvis, mano žodžiai, tai ne visada pats geriausias mano pasireiškimo būdas, mano geriausias pasireiškimas, kai aš dirbu sraute ir kai aš esu tokiam lengvame transe, aš moku būti tarp būsenoje, tarsi tarp dviejų būsenų, kaip sako šamanai, arba dviejose pasauliuose, pereidinė tarp tų pasaulių. Bet kai aš esu toje būsenoje, tame sraute, tai pats geriausias dalykas, kadangi aš tada dirbu ne galva, o per mane eina srautas. Ir aš tiesiog atsiduodu, atsipalaiduoju. Ir jeigu kalbėti, ką aš norėčiau pasirinkti po šito gyvenimo, aš žinau, kad kai aš išeisiu
ten yra galimybė pasirinkti, bet duotojų momentų man iš viso negrįžti į žemę. Nuoširdžiai sakau, man nebesinori grįžti į žemę, man nori eiti arba į kitus lygmenis ir į tas erdves, kur nėra to dualumo, arba aš pasiruošęs ištirpti pilnai kūrėjuje, kosminėme prote, meilės vandeninė, kad mano lašas, mano siela susijungtų su tuo ta begalinė šviesa, kaip Tibete sako, su švytinčia tuštuma. Ir iš ten galbūt po kažkurio laiko aš pradėčiau kažkokį nors naują kelią. Bet duotojų momentų žemė visą, ką aš norėjau, aš iš tiesų pabandžiau ir aš neturiu nieko tokio, apie ką aš dar svajočiau. Arba aš taip pats išbandžiau, arba buvau šalia žmonių, kurie tai patyrė ir mačiau tai iš arti. Ir todėl duotojų momentų aš absoliučiai patenkinęs savo gyvenimu ir norėčiau pasiruošti perėjimui, pasiruošti perėjimui į ištirpimo būseną. Ačiū už tokį tikrą ir gilų atsakymą. Labai suskambėjo dailiai. Kokią vieną žinutę norėtumėt, kad išgirstų visas pasaulis? Ta pati, ką aš ir sakau savo, kad pats blogiausias dalykas šitame gyvenime vyksta dėl baimės. Mirties baimė, ligos baimė, skausmo baimė. Tai turbūt yra pačios bazinės baimės, kurios trukdo žmonėms gyventi iš tiesų savo gyvenimą ir būtent baimę jie trukdo jausti, nes jeigu mes jaučiame, mes pradedame gyventi vedami meilės. Meilė ir baimės tai viena kitą niveliuojančios emocijos. Dėl to mano esminė žinutė būtų tokia, kad mylėkite tai, ką darote ir darykite tik tai, ką mylite. Jeigu nerezonuoja jums, tai darykite pauzę, sustokite ir siekitės, todėl kad išgirsti save, savo sielą gali tik tai, kai esate atsipalaidavimo būsenoje, jeigu esate strese, jeigu bijote, mes niekada negalime pajausti, ko mes iš tiesų norime. Ir antras dalykas, darykite žingsnius, konkrečius žingsnius. Mes negalime tiksliai žinoti, bet jeigu aš einu, kur veda mano siela, aš daug kartų dariau žingsnį iš, sakykime, įprastos aplinkos į nežinomybę, vien dėl to, kad aš jau pripratau, jeigu aš nedarau pats pokyčių, jie patys ateina pas mane iš išorės ir tai visada daug skausmingiau, negu aš pats pradedu daryti žingsnį į nežinomybę. Ir ten protas mane gąsdina ateityje. Ir jeigu aš visiems sakau, jeigu jūsų protas jūs gąsdina, bet jums tai vis tiek įdomu, jums to norisi, būtent tenai jums reikia judėti, todėl kad tenai, kur yra interesas, tai yra tai, ko nori siela. Jeigu tai vienu metu ir gąsdina, tai reiškia, ten yra energijos. Jeigu jūs peržengsite per savo baimės, jūs gausite energiją savo tikslų realizavimui, savo tikro gyvenimo patyrimui. Nėra ko bijoti šitame gyvenime, mokykite, studijuokite, bandykite ir lygiai taip pat kaip ir daugelis knygų autorių, kurie parašė, kad mirties nėra, žmogus negali mirti, aš pilnai su tuo sutinku ir prisijungiu prie tos minties ir sakau, vienintelis dalykas, dėl ko mes čia esame, tai dėl to, kad išmokti mylėti save, gyvenimą, kitus, todėl darykite tai, ką mylite, mylėkite tai, ką darote. Dėkui labai už jūsų atsakymus, už nuoširdumą, už šilumą. Aš šito mūsų pokalbio išsinešu kad kalbėjau su žmogumi, kuris turi stiprų analitinį mąstymą ir sugebėjęs išsianalizuoti daug savo vaikystės ir jaunystės nepatogių situacijų, reikalų ir yra atviras viskam. Labai buvo įdomu ir gera išgirsti kokį matot sekančiam gyvenime save ir kad didžiausias noras tikriausiai negrįžti į šitą, į čia, kur šiandien esam. Tai dėkui labai, Romanai, už nuoširdumą. Ką jūs išsinešate iš šito mūsų pokalbio? Aš noriu padėkoti Mindaugą. Buvo iš tiesų neįprasta
kadangi aš iš anksto nežinau klausimų ir man truputėlį jie buvo netikėti, bet jie buvo įdomus, tai iš tiesų dar kartą duoda galimybę pažiūrėti į save, į savo gyvenimą ir aš labai dėkingas už tokią galimybę, už tai, kad tokiame formate prakalbėti ir dar kartą taip, vienintelis būdas gyventi laimingai, tai būti atvirų, nuoširdžių, rodyti savo jausmus, iš tiesų, kas mane domina ir ko aš noriu. Labai ačiū, Mindaugai. Dėkui labai ir su Romanu Goldrinu mes susitiksime Masters of Calm šios vasaros renginyje. Tai kviečiu visus prisijungti, jeigu turit klausimų, būtinai rašykite, šį video pamatysit Masters of Calm puslapyje. Taip kad visiems linkiu laimės, meilės, džiaugsmo ir sveikatos ir išlikime ryšyje. O kol kas sakau visiems iki.